Sveiki, esu kinesioterapeutas Andrius, jau daugiau kaip 14 metų dirbu su nugaros skausmais ir sprendžiu stuburo problemas. Šiandien norėsiu pakalbėti apie pagrindinę priežastį, kuri būtent įtakoja nugaros skausmus, tai yra būtent mažas fizinis aktyvumas. Iš tikrųjų niekas nepagalvoja, kad mažas fizinis aktyvumas yra viena iš priežasčių, kuri labiausiai įtakoja nugaros skausmų atsiradimą. Iš tikrųjų daug klinikinių studijų yra atlikta ir jos būtent įvardino tą, kad žmogus, kuris treniruojasi, reguliariai juda ir tikslingai atlieka fizinius pratimus, turi netgi 4 kartus mažesnę riziką turėti nugaros skausmus negu žmogus, kuris yra sėslus, dienos metu nemažai sėdi, galbūt ofise dirba, iš esmės neleidžia laiko laisvalaikiu ar ne judėdamas, nesportuoja, nesitreniruoja, tai yra toksai skaičius 4 kartai, tai reikėtų apie tai iš tikrųjų pamastyti. Tai mano toksai moto yra, kad visiems savo pacientam aiškinu, kad jeigu jūs save gerbėte ar ne ir savo norit, kad jūsų kūnas jums tarnautų ir kad jums neskaudėtų nugaros, jūs turite būtinai judėti ir atiduoti, kaip sakau, tą duoklę savo kūnui, būtent per fizinį aktyvumą. Tai praplečiant ar ne, jeigu paaiškinau, kad jau mažas fizinis aktyvumas įtakoja nugaros skausmus ar ne, tai kokio to fizinio aktyvumo iš tikrųjų reikia. Tai yra įvardinama, kad tiek per mažas fizinis aktyvumas, tai reiškia, mes jeigu visiškai ar ne nesitreniruojame, yra blogai, ir tuo pačiu per didelis fizinis aktyvumas yra blogai. Tai reiškia, mes turime ieškoti to aukso viduriuko tarp visiško nejudėjimo ir perteklinių treniruočių, kuomet galbūt mes į savaitę atliekam 7 treniruotės, kartais treniruojamės 2 kart per dieną ir taip toliau. Tai galbūt tai būtų daugiau, tarkim, profesionalių sportininkų pusė ar ne, tai yra nuo per daug sporto kenčia nugara ir nuo per mažai, ar ne, tai reiškia, mums reikia to aukso viduriuko. Tai tas pats aukso viduriukas tai skaitosi darbingo amžiaus žmonėms, tai grubiai nuo 18 iki 65 metų. Tai yra rekomenduojama 2 kartus per savaitę atlikti fizinius jėgos pratimus viso kūno raumenų stiprinimui. Atlikti per savaitę reikėtų bent jau 4 serijas vienai raumenų grupiai. Tai jeigu mes 2 kartus sportuojame, tai 1 kartą atliekame 2 serijas, pavyzdžiui, kojų raumenynui. Ir kitą kartą sportuodami atliekam 2 serijas kojų raumenynų. Aišku, neužmirštame ir viršutinės dalies, ir pilvo, ir nugaros raumenų, bet esmė, kad 2 kartus per savaitę yra planas minimum yra atlikti 2 jėgos treniruotės, apimant pagrindinės raumenų grupės ir jas treniruojant 2 kartus per savaitę. Tai yra tokia rekomendacija. Sekanti rekomendacija yra būtent ištvermės lavinimas. Ištvermės tai yra būtent tos kardio treniruotės širdžiai, plaučiams ar ne, kraujotakai. Reiškia, kad mes turėtume savo pagrindinį variklį širdį ar ne funkcionuojantį. Tai yra reikalinga bent jau 150 minučių vidutinio intensyvumo kardio veiklos, tai galima sakyti greitesnis ėjimas, 5 kartai per savaitę po 30 minučių jau padengia tą planą minimum. Tai yra tokios gairės, kad 2 kartus sportuojam, jėgos pratimus atliekam ir į savaitę stengiamės, pavyzdžiui, 5 kartus po pusę valandos tikslingai pasivaikščioti, ne kažkur po parduotuvę, bet būtent išeiti tikslingai parkelį ar nueiti tam tikrą atstumą, kurio metu mes einame nesustodami, truputėlį aukštesniu tempu, siekdami skirti būtent tą laiką savo sveikatai. Tai būtų tokie patarimai. O nuo 65 metų, jau kada žmogus išeina į pensiją, jisai turėtų būti dar aktyvesnis ir savo jėgos treniruočių tą trukmę padidinti iki 3 kartų per savaitę. Tai žodžiu, kad būtent kad užkirst kelią pristabdyti būtent ar ne raumenų silpimą amžinį, sarkopeniją vadinamą, tai turi jau 3 kartus per savaitę senjoras atlikti jėgos pratimus, kilnoti svarmenis, aišku, tai taisyklinga technika ir sutinkamų priėjimų. Taigi apibendrinant, ar ne, nugaros skausmo dažniausia priežastis yra per mažas fizinis aktyvumas ir per didelis, ar ne? Bet vėlgi, kadangi aš dirbu su pacientais, tai gerokai daugiau susiduriu su žmonėm, kurie per mažai juda, negu kad per daug. Tai ten per daug yra jau atskira grupė, bet reikėtų suprasti, kad būtent per mažas fizinis aktyvumas jisai įtakoja nugaros skausmus, nes taip paprastai kalbant, nesportuodamas žmogus jisai fiziškai silpsta su laiku, silpsta nugaros raumenys, jie nesugeba stuburo stabilizuoti, tuo pačiu nejudėdamas žmogus jisai sukelia savo uždegiminius rodiklius, uždegiminiai rodikliai sukildami neigiamai veikia visą mūsų sistemą, tiesioginis uždegimas jisai yra būtent skausmo priežastis, tai iš esmės turime stengtis daugiau judėti, mažiau sėdėti ir būtinai stengtis kūną treniruoti tiksliniais pratimais. Tai tikiuosi, kad šis video buvo naudingas, supratote, kodėl reikia treniruotis ar ne.
ką reikia atlikti. Tai aišku, aš čia dabar nejau į gilmes ar ne apie būtent patį fizinį rengimą, kaip reikėtų treniruotis, nuo ko pradėti ar ne, kaip apšilti, kokius jėgos pratimus atlikti. Daugiau supažindinau su mokslu grįstom gairėm. Tai va, tai stengsiuosi truputėlį įkelti ir pratimų savo būtent ateinančiose video, kad šiek tiek jūs paedukuoti, pamokyti, nes tą atlieku jau daugiau kaip 14 metų. Tai tikiuosi, kad mano turinys yra įdomus, stengsiuosi vis karts nuo karto turinį įkelti, tai žodžiu, iki kitų kartų.